Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą, kaip ir žadėjau, atskleisiu pirmosius prizus 250 prenumeratorių žaidimo. O kas negirdėjo apie patį žaidimą, jame dalyvauti yra labai paprasta. Tiesiog nueikite į mano Facebook'o paskyrą, pamatysite pranešimą apie žaidimą ir jums tereikia pasidalinti pranešimu, prenumeruoti mano YouTube kanalą bei pakomentuoti, kokio video norėsite mano kanale. Jeigu dalyvaujate žaidime, iš viso jūsų lauks 10 prizų, tarp kurių 5 stalo žaidimai ir 5 tokie mažesni prizai, labiau sakyčiau tokie šalia stalo žaidimų, bet nėra stalo žaidimai. Tai tokie priedai, kurie visai naudingi žaidžiant ar padeda žaidimą padaryti dar patogesnį. Tai pradėsiu nuo to mažesnio prizo, kurį pats irgi naudoju, esu ir dovanojęs ne vienam žmogui, tai yra Dice Trejus. Labai patogus, labai lengvai snepinasi. Visai kietas, puikiai tinkantis kauliukam ar kokiem resursam laikyti, tikrai universalus, kokybiškas. Šitą naudoju aš gal kokius 2-3 metus ir, kaip matote, visai gerai atrodo. Tai manau tikrai bus naudingas. Yra keletas spalvų variantų, atrodo mėlynas, žalias, gal yra dar kažkoks, dabar tiksliai nepamenu, tai turėsite galimybę pasirinkti. O kitas prizas tai bus stalo žaidimas, savo kategorijoje esantis netgi numeris 1, bendrame reitinge yra 27, žaidimas, kurį ir pats turiu ir dovanosiu jums, tai yra Arkham Horror The Card Game korsetas, originalus korsetas 2 žaidėjam. Tai yra kooperacinis žaidimas, kurį galima žaisti ir solo, kuriame įsirenkate savo veikėją, sudedate jam kaladę ir keliaujate per įvairiausias misijas, scenarijus ir taip toliau. Baziniam žaidime dabar tiksliai nepamenu, berods yra 3 scenarijai, jeigu gerai mano atmintis nemeluoja. Pats šitą žaidimą esu įvertinęs netgi 8.5, sudėtingumas yra šiek tiek didesnis negu vidutinio sudėtingumo, turintis krūvą įvairiausių papildymų. Kas man labiausiai patinka, kad šitame žaidime nėra jokių kauliukų ir jūsų sėkmė ar nesėkmė priklausys nuo to, kokius tokenus trauksite iš bego. Tai va, taip pat, ką dar rekomenduoju, jeigu patys tingite dėliotis kaladės, galima nusipirkti jas atskirai investigatorių pekus vadinamuosius, tai ten ir bus visa jums kaladė ir galėsite žaisti šitą žaidimą. Ir žaidimas, tos misijos tie scenarijai trunka nuo 1 iki 2 valandų. Ir jeigu turėsite 2 korus, galėsite žaisti net iki 4 žaidėjų. Tai tiems, kam tinka kooperaciniai žaidimai, tai yra tobulas variantas, labai patogiai viskas ant kortelių padaryta, nereikia ten kažkokio didžiulio stalo turėti ar kažkas tokio. Manau, vienas iš geriausių pasirinkimų, koks galėtų būti, ir jis dar vis customizable kategorija yra 1 pagal reitingą ir, kaip minėjau, 27 bendrame reitinge ir jo įvertinimas yra net 8.1. Tokie pirmieji 2 prizai. Kitus po truputį irgi revealinsiu tokiu pat principu kaip ir dabar. Po 2, mažesnį ir didesnį. Ir žiūrėsime, kiek ilgai šitas žaidimas tęsis, nes tikslas tikrai ambicingas. Ir labai ačiū tiem, kurie prie jo prisideda. Tai kol kas tiek. Toks trumpas mano vaizdo įrašas. Revealas 2 prizų iš 250 prenumeratorių žaidimo. Iki.